Jo, daug kas sakys, ką tu čia nedidame po pusę blokelio, negalima, taip negalima. Man dafėnė nesiruošia čia taškyt medžiagų į kairę į dešinę. Protinga supras, kad čia yra antiek dalambačkai, kad surišimas yra. Dar netokias pilis statė po pusę plytos. Ko čia filmuoji iš apačios? Pagurklis didelis bus. Bet ne nuo filmavimo pagurklis didėjai, eis mažiau reikia, ne? Čia dabar bus... Nu gerai, nebekalbėsiu ten, kai tas bomžas. Kam aš taip kalbu, net nežinau. Gerai, žodžiu taip, čia bus tualetas, dušas, pisuaras už kampo, skalbimo mašina, boileris. Žodžiu, gera jauki patalpėlė, kurioje bus galima ateiti pasėdėti, panaršyti internete ir panašiai. Tai va, duris bus čia, 70 pločių. Tiksliau vidus 64, skylė 71. Nu, sveiki. Taigi, kaip matot, sienas mūryti pabaigiau. Kaip nauja, mūryti moku, ane? Čia aišku, stovėti po apačią nerekomenduotina, nes gali nukristi, jeigu gerai trinktelsi. Ne dėl to, kad blogai sumūriau, o dėl to, kad šiandien tik pabaigiau, tai dar čia visur žalia, šlapia, taip sakant, yra viskas minkšta. Bet bus gerai. Duris įdėsime plastikinės, nupirksim pigesnės balkoninės, kad, kaip sakyti, ne parodai demonstruoti, tai man nereikia kažkokių brangių durų. Svarbu jos stiklinės, izoliuotų garsą, kiek įmanoma normaliau. Sakykime, galbūt tai nebus 100% garso izoliavimas, bet plastikinės lauko duris tikrai ganėtinai neblogai izoliuoja garsą tarp patalpų. Tai šitoj patalpoj repetuojant su kolonėlėm nedidelėm, galbūt ir subas lengvas nedidelis bus, žodžiu, su protingu garsu, įsijungus mikrofoną 1, 2, 3 ir pasileidus iš kompiuterio muziką bus galima užsidarius drąsiai repetuoti. O kada šitoj didžioji patalpoj bus repeticijos, sakykime, grupė repetuos su gyvais instrumentais, galbūt ir aš užsidaręs galėsiu eiti pasėdėti prie kompiuterio, pasidarbuoti, kažkokį suvedimą daryti ar prie nuotraukų redagavimo, nes dar ir filmuoju ir paveiksluoju laisvalaikiu, tai yra daug darbo prie kompiuterio. Tai va, tuoj parodysiu šitas sienas, kas kur bus. Ir kitame video jau papasakosiu, kaip įsirenginėti
akustiškai garso įrašų studijos patalpas, kad garsas man čia neaidėtų. Kaip dabar dar jūs girdite, daug aidesio yra, bet kad būtų ganėtinai sausas, bet ne per daug sausas, kad dar suprastum, kad tai yra gyvas, natūralus, lengvas aidesys, kurio paprastas klausytojas nelabai ir girdės ir nesupras, gal tik tai specialistai, kas dirba su garsu. Ten bus kompiuterio stalas, tuoj pasuksiu kamerą, panešiosiu, papasakosiu kas ir kaip. Mikrofoniniai tai jau eini, paprastas žmogus, kuris nepratęs, dažniausiai sako užgulė ausis. Tai ten aido praktiškai visai nėra. Aišku, jeigu ten skaičiuoti skaičius po kableliu, 0,0 ir taip toliau, kiek yra aidesio, ten vis tiek kažkiek dar būna aidesio, nes visiškai tylos kambariai būna net iki 6 metrų storio vatos sienos. Tai įsivaizduokit, kokiu reikėtų patalpų didumo, kad įsirengti visiškos tylos, vos ne 0 decibelų kambarį. Nu, tai beprotybė, mums nereikia mūsų reikmėms. Tai na ką, einam parodysiu. Štai, nauja siena į tualetą. Ai, beje, šitą sieną į kitas patalpėlės, kur bus galima repetuotis. Čia tualeto patalpos, čia nauja siena, kur stovės mano operatorinis stalas, kompiuteris, kolonėlės, subas po stalu, ko gero. Čia visur bus akustiškai sutvarkyta. Apie akustinius reikalus pakalbėsiu jau kitame video, kaip ir minėjau. Tai va, čia įėjimas į mikrofoninę, čia įsistatys duris. Plastikinės su stiklu, kad izoliuoti garsą tarp abiejų patalpų, kaip galima geriau. Čia pati mikrofoninė, čia vaizdas iš mikrofoninės, bus stiklas garso izoliacijai irgi. 3 paketų. Va. Nu va. Bus super. Galėsim įrašus daryti. Kam aš tą ranką laikau? Gerai. Galėsim įrašus daryti ir taip toliau ir panašiai ir gerai leisti laiką. Taigi, iki sekančio video spauskite laiką, komentuokit ir prenumeruokit kanalą. Iki greito.